Sveiki visi, tęsim šiandien darbelius prie legendinės, nelegendos preliudos. Turiu biškį apsipirkęs jau, turiu vidinės arkas, apatinės lenkščio dalį ir turiu nupirkęs kitai pusiai apatinę viršutinę slenkščio dalį. Vienu žodžiu, iš ten biškį kažką atpjausiu, įdėsiu į tą dalį, vienu žodžiu, gau tik vienai pusiai slenkščio gabalą, tai dabar kažką bandysiu konstruoti iš to vieno abiem pusėm gaminti. Va, atsinešu tą slenkstuką, kaip sakiau, čia yra jisai anos pusės, yra keliaujų pusės. Vairuotojų kadangi nėra, tai darysim iš to. Esmė man reikalinga va šita vieta. Šita vieta. Jinai yra toj pusėje išpūvus. Tai aš galvoju, pjausiu iš čia kažkur tai, nu vat. Iš čia atsipjausiu gabalą, nes ten į apačią labai susiaurėja. Tai atsipjausiu gabalą, viršų bandysiu kažkaip lenkti, spausti. Nu, vienu žodžiu, bent turėsiu bent kažkokį tai fragmentą šitos pusės lenkščių gamybai. Tai va, šitie dalykai, dvi vidinės arkos, sparnas, tas slenkščio viršutinė dalis, slenkščio apatinė dalis, 198 eurai gaunasi. Tai va, čia neskaičiuojant dar tų išorinių sparnų. Tai irgi po šiam eurų kažkas tai už vienetą. Tai jeigu dar nupirkti dar šitą slenkstį tai pusiai, čia be skaičiaus, vienu žodžiu, viskas gaunasi. Tai va, nu ką, mažiau šneku. Gerai, koks planas? Planas nekoks. Planas iš tikrųjų nėra planas. Nes man ta arka nelabai tokia, kokią norėčiau, kad jinai būtų. Kažkaip. Ir esmė yra tokia, kad ją reikia įdėti taip, kad uždėjus išorinę arką kantelis užeitų ant šitos arkos. Na žodžiu, ją šią įdėti taip, kad būtų ok. Nu, palei viską galvojant logiškai, tai tas kampas atitinka tą kampą. Čirkšt, čirkšt, čia ir nupjauti reikia viską. Toliau čia vėl. Nu, vienu žodžiu. Ir dar vienas dalykas. Čia posparnių nėra, čia vat yra metalinis posparnis. Uždėjus tą vidinę arką, dar reikės padaryti vidinį posparnį. Vienu žodžiu, iš lėto ženėmis su ta mašina. Bet kelio atgal irgi nėra, jau iššaka. Iš tos pusės dar liko porą kontaktų nukalti ir parodysiu tą vidinį skardinį posparnį. Nu, tas ok. Viskas ir paaiškėjo, kad ta vidinė skarda, kur aš jau pirkau, jinai yra kaip ir pusiau vidinė, nes vat, kai atidariau tą vidinę skardą, nu va, dabar jau radau panašumų su savo naujaja skarda. Va, yra 3 išspaudimai, kampas kažkoks atitinka. Nu va, reiškės, čia tos vidinės dalies jau nebebus. Šita vieta jau vadinasi chalturkė. Nu va, jau pirma chaltūra bus. Nes aišku, aš tai nedėsiu to gabalo, šito viso. Įdėsim taip ir bus va iš vidaus. Čia bus tas visas gražus.
Nu, ten kišenį kažkiek gilin susitvarkys. Tai va, dabar tą visą nudraskysiu, nulupsiu lauk, jis nereikalingas ir bandysiu dėti matuoti šitą naują gabaliuką. Tai dabar darbą paleisiu greitesniu tempu, kad atrodytų greičiau dirbu. Tai, žiūrim. Nu ką, išoperavau, išgrioviau visus tos dalykus. Čia va iš karto nusilpa kiek nurūdyja hermetikai. Nu, nėra jau taip jau visai blogai, jau kažkur tai pradedu rasti metalą. Nu tai realiai mašinai, nuo čia prasideda kažkiek tai metalo buvimas. Čia apačioje visur juodžemis. Juokauja, aišku. Ką, matuojam. Va, turim vidinį posparnį. Toks jau nebe koks, suglajistus čia. Čia išorinė, čia kampas vidinis. Gerai. Žiūrim, ką turim. Bam, vaizdas kažkas turėtų būti taip. Čia kampas jau stojasi į savo vietą. Čia irgi jau kažkas vyksta. O taip, kažkaip. tą briaunelę su plaktuku prikalsiu, nes čia, jo, ant jos virint galima, čia sveikos mėsos yra. Taip padarom. Vėl primatavimas. Nu dabar čia tų primatavimų vienas po kito iš čia. Eis. Ok. Dabar tą čia prisiseksiu su replikim, kai jis man taip laikytųsi. Ir dėsim išorinę skardą. Žiūrėsim, kaip sueina šitą vietelę. Čia jau viskas kaip ok. Paskui jeigu man ten viskas su išorinė skarda tinka, viskas ok, tada paimsiu su markeriu, apsibrėžiu viską. Nupjaunu, ir ką bus pirmą rimtesnį siūlę šitai mašinai. Nu. Kažkas taip, nu pridėsim kantą, kad siūlė būtų gražiai. Jaučiu, kažkas gausis. Turi gautis, negali būti. Gerai. Nu, gerumą. Tada darom, kaip sakiau. Valam taip. Dabar čia, kad vidus gražiai būtų, reiškia, reikia taip. Kažkaip taip. Man palei visus lenkimus, palei briaunas, turi būti kažkaip taip. Neįdama. Prašom neįdėti. Nu, sakykim. Ai, čia biškį dar. Tas kampelį. Netelpa. Biškį. Pavažysim. Nu, bandom sukerkti kampus, sudėti. Kas čia būdėt? Tas. Po taip, jeigu tas skarda bus. Čia reikia, žinau, biškį. Norėtųsi čia, žinau, biškutėlį. Čiut. Kampas užeina.
Taip, čia, uždėjo kaip ir kampas sueina, kampas atvipęs, nieko galas užsideda. Žiūrim į vidų. Štai vidinis kampas prisideda prie kėbulo naujai. Va, ir mūsų briauna. Tarpas biški yra, bet mes jį pamažinsim tarp tų briaunų tarpelius. Va. Ir jeigu jau žiūrėt, va, prašau, naujas kampas. Tuoj dar šviesą pajungsiu. Taip, va. Bendras vaizdas. Tai va, ta nauja dalis čia prisiseks prie kėbulo, prisivirins. Jisai. Ir va kaip turim. Ir va kaip sueina briauna. Tarpelis biški yra, bet čia aš manau, kad dar per laikais pasistengus pamažės. Ir, va, turim visą naują skardinį kampą. Iš lauko, iš lauko. Iš lauko skardą maždaug pridėjau, kad tarpai maždaug būtų. Galas irgi maždaug tiktų. Va, galia toks liežuvis jau išlenda naujas. Apačioj turim tokį. Tas skardelė čia, kur atvipus aš ją gręšiu ir virinsiu tiesiai prie kėbulo, nusprendžiu. Tvarkingiau bus. Kampas va kaip. Užsideda. Vienu žodžiu, man kažkaip nelabai gaunasi sudėti vidinę su išorinė, tai truputėlį pakeisiu veiksmų planą. Galvoju uždėti pirmiausia išorinę skardą, kaip, čia kampus porą, priseksiu kampus su kempu, kad laikytųsi man normaliai, kad tarpas būtų geras tarp durų ir sparų. Tada įkišiu, iš vidaus įkišiu šitą ir porą vietų kažkur prisiseksiu, kad nereikėtų man paskui. Kad nebūtų taip, kad vidinę privirinu bele kaip, paskui, kai jau viršutinę pradėsiu dėti, kad jau nieks nebetiks, gausiu kalt, lankstyti. Nenoriu aš taip. Tada geriau pasiknysiu dabar iš pradžių, bet paskui bus lengviau. Darom taip, kad... Vienu žodžiu, dar. Taigi, pasišmirgeliuoju kampiuką, kad būtų lengviau prilipinti. Tak, turim kur lipinti dabar, prisimeskim, kad būtų viskas. Man svarbiausia va šitas kampas. Uždarom durykes. Aš norėčiau kažkokį tokį dalyką matyti. Taip, kantas, aukštis. Čia ok. Gal čia viršų ir prisiseksiu. Viršus jau laikosi, kantą turiu. Taip, durų apačią žiūrim.
durų apačia. Tipo čia vatinga. Čia priseksim. O, gražus taškelis. Yra. Kągi, tai galim dabar įsivertinti, kas išėjo. Tai va, tas planas pasiteisino. Tarpai kažkokie tai yra. Linijos stojasi į vieną eilę. Ant bakų užeina, viskas kaip ir sueina. Taks iš apačios. Taip, susigaudom. Aha. Tai va, čia susispaus. Tarpusai susivirins. Čia prisisegiau, kad laikytųsi man tą arką. Ir štai ką mes turim. Kantelį noriu parodyti. Va, kaip sueina kantelis. Viens ant kito guli puikiausiai. Hermetikėlių, paskui pratepsiu ir viskas. Ir va, iki pat, tamsu. Ir iki pat galo. Iki pat galo sueina viens su kitu, nu. Gali mano filmuoti. Va. Šitos mano replikės laiko suspaudė tą kantelį. O, gal geriau matyt bus. Vaizdas toks. Nu ką, dabar savo ramiai galėsiu paimti, atkabinti išorinę skardą ir tvarkyti su vidinė arka. Dainam. Tai va, dabar jau stovi kaip stovi. Galiu atsipjauti, virinti ją jau čia porą iki vieną antrą tašką prisekti. Ir, oi, čia apsimeskim, kad nieko nėra. Kas čia? Kažkas gyvena tikriausiai. Nu, šitas dalykas nuo labai paprastų dalykų. Nuo šito kranelio. Nu, va, prasidėjo čia. Nes kai dujininkai deda šitos kamščius į baką, nededa jokių tarpinių, jokių hermetikų, nieko, tiesiai metalą įsuka. Tai va, kad tą vietą pagydyti, tai skaityk vėl reikia kišenę naują, po kišenę vėl viską išvirint, aišku, sparnus tada čia apsipjauti. Nekreipk dėmesio, gerai, darom ties ten, kur sustojam. Gaivinam čia. Tai aš jau esu daręs tokį jau esu daręs tokį darbelį dėl tų dujų kamščių. Irgi pravargau, pjaušiau, išlaužinau, pirkau kampus aplink baką. Nu, vienu žodžiu, nuoroda bus viršui, galėsit pasižiūrėti tą irgi darbelį. Tai va, o dabar einam prie virinimo. Tai va, dar radybos. Vienu žodžiu vėl pjaunu tokį čiuk kvadratėlį, įdedu į virinų kampelį. Nu ir taip be galo, be krašto. Einu pjauti metalą. Turiu lapelį, išsipjausiu, išsilenksiu. Vaja. Gerai, judam. Išpjauau kampą, supuvusį. Iš vidaus išsivaliau hermetikus, nes jie labai daug man paskui dega, aš negaliu jų užgesinti. Na, vieno žodinė esmė. Tai va, išpjauau tą. Dabar taip šast įklijuojam tą. Nu ir vėl grįžtam prie savo vidinės arkos. Nu, negaliu palikti tokį kampą. Tai va.
Nu, kampas nebesupuvęs. Praleidau biškį. Ai, tokias siūlės nešmilgeliuosiu nieko. Užpūsiu hermetikiukų ir dėrės. Ai, čia gal biškį reikės, o gal nereikės, gal netrukdys. Ne, čia reikės, nes čia dedasi plokštumą, tos arkos plokštumą. Nu, šitą vietą, reiškia, nuvalysiu. Ir... Čia. Prisegiau. Čia jau pastačiau vėl į senas vietas. Biškį kelis taškelius pridėjau, čia vėl prisegiau senoj vietoj. Nu, dabar dar vienas bus pabandymas dėti tą išorinę. Jeigu viskas gerai gulasi, skarda tinka išorinė ant vidinės, po kelis tokius čiuk-čiuk-čiuk tokias nedidelės praleisiu. Nu, va, tipo kažką tokio tai. Po vieną tokią gyvatėlę ir turėtų būti gerai. Nu ką, primatavimą baigiau, tinka, viskas gerai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tuk, siuliukės praleidžiam. Ta, nežinau ką daryti. Dar paliksiu kampą ten tolimesnį, kur prie bako supuvęs pagalvojimui. Čia bandau aplopyti, aptvarkyti, kas įmanoma. Gerai, darbuojamės. Tai va, šiandien mano darbai eina į pabaigą, 8 valandos, jau pradėjau pavargti, bet su arka pasistumėjau stipriai. Tak, pašviesos prašau, va. Tokiom silikėm praleidau, kur daugiau, kur mažiau. Va, dar įdėjau į kampą. Prie bako. Nu, vienu žodžiu, ten prie bako virint nelabai yra linksmi reikalai. Dujos, benzinas, nu ten tas pats, kas atsidėtų ant bombos. Tai va, bet, tai va, arka tokia. Dar iššoviau papildomai kampą. Nu, čia va, tie va, viršui tarpas tarp kėbulų ir arkos prastis hermetikų, kaip buvo originaliai viskas. Bet jau dar tokį reikalą. Čia va, kur pravirinau prie bako įdėtą tą plokštelę, kur pabaltavę, o toliau ten jau galvoju lysiu į bagažinę, iš bagažinės pusės išvirinsiu. Biškį saugiau bus, negu čia man su ugnim varinėt po tos vamzdžius. Tai, nu va, tokie reikalai. Bendrą vaizdą jau turim štai va tokį. Nu, viduriukas jau yra. Sekančiam kartui pasiliekam slenkstį padaryti. Nu ką. Tai va, 3 geri užėjimai ir kampas bus naujas. Tai šiandien tiek, iki sekančių.